Jūs, kai buvote sveikatos apsaugos ministru Skvernelio vyriausybėje, prasidėjo pandemija, teko imtis tam tikrų ribojimų ir Vėgėlė tiek tuo metu, tiek jau vėliau, kai konservatoriai atėjo valdžią, jisai buvo toks ne antivakseris, bet tarsi ir to suvaržymų priešininkas. Jums čia neižvelgėte tokių ideologinių skirtumų? Nes jis kaip ir jūsų politiką tuo metu kritikavo. Ne, neižvelgiu skirtumų, jo labiau, kad aš esu nesyk ir sakęs, kad ir mes klaidų padarėm, ir kai kurių tų klaidų aš tikrai nekartočiau, jeigu būtų tokia situacija. Ir galiu ir dar kartą pakartoti, kad tokie dalykai kaip vaikų išvarimas į nuotolį mokytis buvo didžiulė klaida, kuri daugiau žalos padarė, negu naudos atnešė. Tai aš manau, yra kvaila neigti, kad tu padarai kažkokių klaidų, ypatingai tokioj situacijoj, kurios nėra iš ko net paklausti, negali pasimokyti, turi priimti sprendimus ir tik paskui gali pasakyti, jie pasiteisino, nepasiteisino, buvo teisingi ar ne. Ir aš tik priminsiu, kad jau kai buvo antra banga viruso, mes jau nebeįvedinėjom kažkokių super griežtų ribojimų, kaip tik daugiau taikėm tokias lokalias priemonės savivaldybėse, dėl ko mus labai kritikavo tie patys dabartiniai valdantieji, kurie sakė, kad turi planą kažkokį tai ten žymų, kurio paaiškėjo, kad neturi. O tai, kad Ignas Vėgėlė pasisakė dėl žmogaus teisų klausimų, aš manau, kad čia yra labai rimta diskusija, tarp kitko, nes ir juos nereiktų nurašyti ant kažkokio ten antivakserio ar panašiai, todėl kad, taip jau visą laiką būdavo sveikatos srity, ta medicininė etika, bioetika, tai reiškia, kur baigėsi vieno žmogaus teisės ir prasideda kito žmogaus teisės. Ir ar galima daryti tam tikrus dalykus dėl visos visuomenės su konkrečiu asmeniu. Pavyzdžiui, spausti jį vakcinuotis ir taip toliau. Žinant, kad yra rizikų ir buvo naivu ir kvaila jas neigti, todėl kad joks preparatas medicinoje, kuris turi realų efektą, negali neturėti pašalinių poveikių. Jis turi jų turėti. Jeigu jų niekam nėra, tai ten turbūt nieko nėra apskritai, gal ten vanduo tiesiog. Tai neigti šitos dalykus buvo tiesiog kvaila ir visuomenė tą supratus, juk skaityti žmonės tai moka. Jie pradėjo skaityti aprašus tų vakcinų, pradėjo skaityti publikacijas, versti iš anglų kalbos, ne iš rusų, iš anglų, taigi žmonės vakarų pasaulyje laisvai jos publikuoja. Ir jiem pradėjo kilti klausimų, kodėl pas mus yra apie tai nešnekama ir ar nebuvo padaryta tam tikrų klaidų ir dabar jau yra pripažįstama irgi, kad jų buvo. Tai spaudimas sukūrė nepasitikėjimą vakcinom, sukūrė nepasitikėjimą medikais ir dabar yra nebeskiepijami vaikai tomis vakcinomis, kuriomis anksčiau buvo įprasta skiepyti, tai mažėja tas skaičius. Tai reiškia, buvo padaryta daug žalos, aš jau nešneku apie galimybių pasus, kuriuos tiesą sakant įvedinėjogi net ne sveikatos ministras, o jūs prisimenat, kas įvedinėjogi? Ekonomikos ir inovacijų ministrė, tai jinai kas yra? Pandemijų valdytoja, ką jinai apskritai apie šitos dalykus supranta ir tai, kad teisininkas komentavo arba pasisakė žmogaus teisų pozicijų, aš manau, kad čia yra demokratiniai visuomenė, yra normalu, tai diskutuokim apie tai ir kam ten jam reikėjo kažkokias bylas užvedinėti. Tai buvo tiesiog parodytas silpnumas, kad vyriausybė užuot diskutavusi su visuomenė, užuot kalbėjusis, jinai pradėjo tildyti žmonės, kurie kėlė, aš manau, kad labai legitimius klausimus. Trumpas diskursas į šalį, jūs paminėjote tą garsų Arūno Dulkio planą daugybės punktų. Tas planas taip ir, niekas nežino, ar jisai buvo ar nebuvo. Jūsų manymu, jisai buvo apskritai kaip toksai? Ne, jo dabar 100% aišku, kad jo nebuvo, nes jeigu jis būtų buvęs, jį būtų buvę galima parodyti. Tai jeigu turi planą, tai o kodėl jį slėpti? Kas ten tokio stebuklingai slapto yra? Čiagi ne koks gynybos valstybės planas, kad ten atskleisi kažkokius išteklius, karių dislokacijas, čia mes ne apie tai šnekam. Tai finalas, man dėl ko yra pikta, tai man yra pikta ant dabartinio prezidento. Jisaigi žinojo, kad to plano nėra. Ar tikrai žinojo? Kaip jis galėjo nežinoti, taigi Dulkys ten kažkokias papkeles nešiojosi. Tai aš dabar, nenoriu suklysti, bet atsimenu ten tuometinius komentarus prezidento, kad kažkas ten suprask, kad kažką dar reikia pakoreguoti, bet kažkokį jau ten kažkas suprask yra. Tai
paskui, kai jau jisai buvo išpublikuotas, nuvaidėtas į viešus šaltinius tas planas, mes atsidarėme metaduomenis, tai yra iš vis Joninės kompiuteriai sukurtas dokumentas, daug vėliau negu jau ministras buvo paskirtas. Tai buvo kažkas padaryta jau, kad maždaug šekit, yra planas, supraskit. Tai tas planas ten akivaizdu, kad yra surašytas Dulkys tokio planą. Gyvenime nesurašytų, nes jis tokių žodžių net nėra girdėjęs. Ten buvo surašyta epidemiologų, greičiausiai tų pačių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų ir panašiai, tokių, kurie dirba šitoj srity ir supranta, apie ką rašo. O ką ten Dulkys buvo nusinešęs, aš tiesą sakant nežinau, man būtų labai įdomu sužinoti, ką jis ten tokio nusinešė ir kodėl Nausėdai nepakilo ranka pasakyti visuomeniai, kad nėra to plano. Kad tai yra niekai. Aš dabar bijau suklysti, bet ar tai, apie ką jūs šnekat, kas jau buvo paskui išviešinta, tai nebuvo tas vadinamasis planas turbūt. Tai ir buvo tas planas, apie kurį paskui mes klausinėjom ir apie jį šnekėjom ir skaitėm, nes mes vis klausdavom, gal pametat, vis klausdavom, kur yra tas planas garsusis. Ir jo vis nebūdavo. Ir paskui staiga po kelių mėnesių sako, taigi yra jis internete. Bet tai tas buvo pasakyta jau po kelių mėnesių, kada jis realiai tam internete ir atsirado, sakau, iš Joninės kompiuterio su visų specialistų ten surašytas. O matyt to, kas ten buvo jo prikeverzota, nieks nedrįso parodyti, nes matyt, kad būtų buvę žiauriai gėda. Visi būtų supratę, kad čia yra tiesiog apsišaukėlis, kuris ir paaiškėjo, kad... Kaip sakant, planą parašė kitiem. Tai taip, žinoma, kad taip. Todėl, kad Dulkys tokią planą su visa pagarba jam, jis jokiais būdais jo neparašytų, nes sakau, jis net žodžių ten, manau, kad daugelio nežino, kurie ten yra surašyti tam plane.